Su skysčiais visą laiką yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes dažnai, kai paklausite tėvų, ar daug vaikas geria, taip daug. Tai kiek tas daug, sako, išgeria 2 stiklinės kokias per dieną. Tai šiaip mes turim vaikui, net kai jisai yra sveikas, tą vadinamą fiziologinį skysčių poreikį. Jisai šiaip įprastai yra skaičiuojamas pagal vaiko kūno kilogramus. Pavyzdžiui, pavyzdys, tarkim, iki 10 kg skaičiavimas yra pats paprasčiausias, tai žodžiu, kūno kilogramus dauginami 100. Tai tarkim, jeigu vaikas sveria 7 kg, per parą jis turi gauti 700 ml skysčių. Tai yra tikrai, pakankamai nemažas kiekis, bet svarbu atsiminti, kad į tą skystį įeina, ne tik grynas vanduo. Tai įeina skystos, viskas, kas yra skystas. Skystos sriuba, pavyzdžiui. Kartais galima, net ir, pavyzdžiui, kokį arbūzą prie to priskaičiuoti, tik tai tiek, kad bus sudėtinga labai išmatuoti, kiek ten su tuo arbūzu vaikas skysčių gavo. Tai visą laiką rekomenduoju, šiaip internete tikrai galima susirasti lenteles fiziologinis skysčių poreikis vaikams ir ten jau turint tuos vaiko kilogramus, nes nuo 10 kg jau skaičiavimas yra šiek tiek sudėtingesnis, tai tiesiog, preliminariai vertint maždaug vaikas iki 10 kg, tai maždaug iki litro turi gauti, vyresnis vaikas, tai taip grubiai, apie 1,5 litro, jau paauglys, tai bent jau 2 litrus per parą. Bet čia tada, kai vaikas yra sveikas. Jeigu vaikas serga, vadinasi, su temperatūra, jisai išgarina nemažai skysčių, jeigu vemia viduriuoja, kartu vėlgi netenka skysčių. Vadinasi, su kiekvienu temperatūros pakilimu, su kiekvienu vėmimo ar viduriavimo epizodu, vaikas skysčių turi gauti papildomai, kas vėlgi šiaip teoriškai turėtų būti skaičiuojama kiekvienam kūno kilogramui, bet namuose padaryti tą yra pakankamai sudėtinga. Tai tiesiog atsiminkite, kad vaiką vis pagirdyti, ypač nusivėmus, pavėmus, paviduriavus arba karščiuojant. Ir rekomenduojama girdyti ne iš karto dideliais kiekiais, nes jeigu vaikas jaučiasi blogai, tai natūralu, kad jį gali supykinti. Rekomenduojama visada girdyti mažais kiekiais, bet dažnai. Tai, pavyzdžiui, jeigu turim mažą vaiką, karščiuojantį, labai patogu yra girdyti švirkštuku ir tuo švirkštuku girdyti, kaip sakau, kaip ančiuką, bet ne tiesiai į gerklę, nes tiesiog springimo refleksas gali būti, pavyzdžiui, už žanduko, supilti už žanduko, tada vanduo labai tiesiog natūraliai nuteka ir vaikas nejaučia to tokio tarsi springimo. Tai skysčių vaikas tikrai turi gauti nemažai, net ir būdamas sveikas.